Tai ką, sveiki bičiuliai, pagaliau sveikinamės nuo vandens iš mūsų pilnai elektronika prifarširuotos albos. Ta čia susitinkam nebereikalo, pagaliau ilgai laukta, apkalbėta Mega Live 2 jau pas mus šiame laive. Aišku, po vieną geri dalykai nesimėto, tad mes turim du žvėris, tai ir Mega Live 2, turim ir Explorą, na ir aišku, mano bičiulį pasaulio čempą Gustą. Tad sveikas, Gustai. Sveiki, spinningo broliai. Tai ką, ilgai lauktas, ilgai kalbėtas, ilgai svajotas ir mes jį turime čionais. Tai tikrai taip. Nežinau, kokie pirmieji įspūdžiai tavo. Manau, kad video toliau papasakosim, nes įspūdžiai iš tikrųjų dideli ir geri. Ir pats laikas, aš manau, teisingai visą tai parodyti ir būtent išsamei apie visas šias naujienas jums papasakoti, kad kuo mažiau klausimų kiltų ateityje. Ir daugiau svajonių turėtumėte ateinančiam sezonui. Turėtumėt ko paprašyti Kalėdų senelio. O, taip. Na ką, pradėkim iš pradžių nuo techninių charakteristikų ir ką mes gyvai turime ant rankų ir kas yra viduje. Tad štai, Mega Live 2 sonaras. Pradėkim gal paprasčiausiai nuo pirmų dalykų, kurie kėlė daug susirūpinimo. Tai yra kabelių pajungimai ir patys kabeliai. Mega Live 2 turi visiškai kitus kabelius, kurie yra ženkliai lankstesni net ir šiuo tokiu šaltu oru. Kaip matote, išskyrė būtent išėjimus, kad vienas kito paprasčiausiai nelankstytų ir neatsirastų techninių įtrūkimų eksploatacijos metu. Pats korpusas iš esmės kaip ir identiškas Mega Live 1, bet tai tik tai pirmas toks kaip neteisingas įspūdis. Kaip matot, imtuvų pozicija yra kur kas daugiau išnešta į išorę, nes viduriai pačio sonaro yra ženkliai kitokie nei buvo Mega Live 1 generacijoje. Mes turime netgi virš 200 imtuvų, kurie signalus priima iš kur kas aukštesnio siųstuvų. Čia yra vadinamas single array beamas, tai įsivaizduokim, piezas yra išlenktas U forma, kuris spinduliuoja būtent pingus, o čia yra imtuvai, kurie juos priima, taip signalas yra live sonare ir analizuojamas. Hummingbirdas atkreipė stiprų dėmesį į vadinamą breketą, tai yra laikiklis, kuris, jeigu atsimenat, Mega Live 1 šiek tiek būdavo išsimala, jau nebe. Mes turime stiprią fiksaciją, kaip matote, padaryti fiksavimo taškai. Galimas tvirtinimas ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Tad kur kas lengviau jį pozicionuoti ir automatiškai nustatyti jojo kampą. Už tai, kad baltos rodyklės įspėja, kaip teisingai, ar tiesiog žemyn, ar forward modas, ar landscape'ų. Landscape'ų taipogi nusistatinėti yra kur kas paprasčiau. Mega Live antros generacijos galva, aišku, turi ir naujienas, tai manau aktualios jos labai žvejams, tai spalvų paletė. Spalvų paletė dasidėjo 4 naujos spalvos. Spalvos jau turi savo pavadinimus, nebe numeracijas, tai daug lengviau bendraujant su draugu ar bičiuliu pasakyti, kokią spalvą naudojatės. Tai iš tikrųjų žinant kiekvieno gamintojo, kad spalva duoda labai didelę įtaką sonaro atvaizdavimui, nes ką su viena spalva, su vienais nustatymais uždėjus vieną spalvą, nebūtinai su tais pačiais nustatymais rodys su kita spalva. Tai turi visi gamintojai tą patį. Tai ir Hummingbirde bus galima puikiai pritaikyti palei žūklės sąlygas, palei vandens kietumą, minkštumą, skirtingas spalvas. Tai tikrai bus įdomu su jomis pažaisti, tai naujas dalykas, bet spalvos tikrai labai gražios ir manau puikiai atvaizduos žuvę didžiuosius trofėjus. Su nauja programinė įranga atsirado ir naujas meniu. Tai tikrai patrauklus akiai, daug paprastesnės. Tai mes turime Mega Live 1, Mega Live 2, gali jie dirbti tarpusavyje, nesipeša ir tikrai bandėme, neduoda jokio
triukšmo. Tai apie Mega Live 2, tęsiant temą, tai dabar šiaip labiausia gal tokia akcentuojama tema, tai masalo matymas ir masalo nuotolis. Tai Vytenis pademonstruos tikrai nedidelę gumą, 5 cm su 5 gramais galvakablis, švininis, tai pažiūrime, kaip jisai matosi. Puikiai, 20 metrų, labai ryškiai. Matom vandens dar vadinamą stulpą, vandens purslus paviršiuje, tai tikrai padeda susiorientuoti, jeigu masalas nukrenta šiek tiek į šoną. Tai tie vandens purslai tikrai padeda išryškinti masalą. Taip pat pabandysime didesnį masalą, bet aš galvoju, iš tikrųjų čia tas mūsų didesnio ir dar didesnio masalo pabandymas, tai aš nežinau, ar yra labai didelė prasmė, nes tikrai mažą masalą atvaizduoja puikiai. Bandėm 25-30 metrų. Masalas mūsų skęsta, vandens purslai. Dar reikia nepamiršti, kad testuojame šį įrenginį Kauno mariose, tai tikrai jaučiasi nemaža srovė, tai nedadeda, manau, masalo matymui. Ir tikrai vanduo yra, jau galima sakyti, vėsokas 2,5 laipsnio. 18 cm Monster Shadows. ...20 metrų, puikiai. Ir dar gan ilgai lieka purslai, kas yra tikrai, manau, labai didelis pliusas. Bent jau aš kaip dažnai gaudau, nedažnai, realiai dabar gyvenu tik tai pelaginę žvejybą, tai vandens stulpas, vandens purslai, kur įkrenta masalas, tai tikrai pagerina masalo kontrolę. Ir šiaip esu bandęs visus gamintojus, tai tikrai Mega Live 2 nustebino tuo, kad vandens purslai labai ryškus, kas tikrai pakartosiu antrą kartą masalo suradimui ekrane duoda labai daug. Na ką, pratęsiant Gusto pristatymą apie naują visiškai programinę įrangą, tai visą naują interfeisą, tai operacinę sistemą, kada visi nustatymai patapo ženkliai lengvesni, nereikia taip ilgai klaidžioti po meniu, pozicijas ir panašiai. Turbūt jau ir matėte reklaminiuose klipukuose, kad atsirado ant ekrano būtent greito pakeitimo mygtukai, kad nereikia nieko vaikščiojant per meniu, tu gali pakeisti rodomą gylį, jautrumą ir panašiai. Bet Mega Live 2, kaip ir minėjau, tai yra visiškai kitoks sonaras su visiškai kitokia programinė įranga, ko paseko jo galimybės yra kur kas kitokios. Dėl masalo sekamumo taipogi tai nėra vien tik tai programiškai išdirbtas dalykas. Spindulys yra praplėstas beveik trečdaliu plačiau, už tai masalas matyt, kad ir šiek tiek pramesite pro šoną, jis vis tiek išliks jūsų vizirė ir jūs jį matysit ekrane. Sekanti pozicija, ką norėčiau užakcentuoti, tai Mega Live'as įgavęs yra ne tik nustatymų spalvų ir panašiai, bet jisai turi ir, kaip matote, papildomus meniu. Ką mes čia turim? Mes turim kalibraciją. Pirmas Mega Live'as neturėjo, nes jo viduriai yra kitokie. Mes čia turim kalibracijos visą procesą, kada nurodoma, kiek pasirinkti gylį, kuriame jūs esate, kaip pastatyti Mega Live'ą ir paprasčiausia sekti ekrane nuorodas, paleisti kalibracijos režimą, ko pasekoj pats sonaras save susikalibruoja, automatiškai pasirenkama kampas, visakas išnyksta daug trikdžių. Dugno kontūras yra tiksliai pagaunamas, kampas kaip jisai stovi ir jūs ką finale gaunat tikslų vaizdą, aišku. Ne ką mažiau aktualus dalykas, tai pitch and roll vadinama funkcija, kada pats daviklis iš savęs turi pokrypio sensorius. Nes turbūt Gustas daugiau irgi galėtų papasakoti, kai daugiau žmonių valtyje arba keliese esate ir vienas kolega užeina už jūsų, automatiškai laivas pakrypsta. Daug kas dėl to ir kaip klausimų turėdavo, kas vyksta su sonaru, kai jis pakrypsta į vieną ar į kitą šoną.
Tad turėkit omeny, kad kur kas ramiau elgėsi Megalife 2, kai kolega, tarkim, pereina į vieną šoną ir praktiškai beveik nereaguoja į laivo posvyrį. Tai vėlgi, bangos ar tiesiog kolegos nuėjimas į šoną vaizdo jums ekrane neišgadina. Galit pasižiūrėti, ką mes čia turime ekrane. Automatiškai visi automatiniai nustatymai, mes juos galime paprasčiausiai išjungti gyvai, net į meniu neįėję, pasidaryti norimą apriepties tašką ir šis būtent programinis paketas dirba su dviem ar du Megalife 2 sonarai ar Megalife 1, Megalife 2. Jie gali veikti krūvoje, tik turėkit omenyje. Jie gali būti atvaizduoti skirtinguose ekranuose. Nebereikalo mes pasistatę Explorą ir Apexą vien dėl to, kad mes galėtumėm, tarkim, šiame ekrane Megalife 1 matyti, šiame 2. Exploras tai irgi nėra vien tik tai, kaip daugelis čia kažkur net buvo užklausę, tas pats Solixas, tik tai, kad nėra ratukų pasukamų. Ne, jis nėra tas pats Solixas. Tai yra visiškai kitas displėjus. Apie pačią matricą iš tikrųjų informacijos nedaug, bet iš praktinės pozicijos galim jau pasakyti, kad tai visiškai kitaip rodantis ekranas. Aš nekalbu apie naktį, kada tikrai kontrastingą ekraną matysite, bet kalbu ir apie dieną. Tai yra saulės būtent šviesa, kada veikia, jūs aiškiai, ženkliai matote aiškiau negu, kaip pavyzdys, Solixuose matydavote visus meniu pozicijas, vaizdus ir panašiai. Juos sudėjus krūvoj su Apexu, aš galiu pasakyti taip, čia yra mažesnis Apexo brolis, kuris tikrai nėra nei silpnas, nei ką. Apexo viduriai taipogi yra stipriai patobulinti, tai yra visai kita motininė plokštė, procesorius turi gerokai daugiau branduolių ir naujas softas leidžia tiek Apexui, tiek Explorui suktis ženkliai greičiau, nei tai buvo jau įprasta lig šiol. Na ką, ir ta vadinama panoraminė pozicija, landscape modas, tai galim jums pademonstruoti. Paprasčiausias yra mygtukas padarytas, kada jūs atverčiate sonarą ir galite taip pastatyti į norimų kampų. Sonaro priekyje mes matom, kad patenka balta linija į L diapazoną, kas rodo landscape režimą. Šiuo momentu, kadangi esame didesnėme gylyje, mes jį padėję didesnių kampų, kad žemyn žiūrėtų. Leidžiame į vandenį ir žiūrim, ką turim. Galima išplėsti dar iš tikrųjų vaizdą į priekį. Iki 40 metrų, šiek tiek jautrumą nusimažinam. Tie, kas dirbę su Mega 360, šie vaizdai bus kur kas lengviau suprantami, nes jie jau moka vizualiai suprasti, ką mes matome ekrane. Vėl dugno nelygumą ir panašiai. Kontrastas kitaip perduoda, čia nuo forward mode reikia šiek tiek ir smegenis perversti kitų kampų, kad suprasti, kas tai yra. Humminbirdas aktualizavo, aišku, šiandien dabar nelabai čia ir lydekų yra ir taip toliau, bet pelaginių, tarkim, lydekų žūklė, tai jie, būtent Humis, pozicionavo taip, kad šis landscape modas yra kur kas patrauklesnis, dėl to, kad kampas iš karto gaunasi spindulio kur kas platesnis, ko pasekoj mes ne tik į tolį matom, bet mes ir patį plačią plotmę, vadinamą vandens, mes matom kur kas geriau. Tad papuls, aišku, proga išbandyti kada nors lydekų žūklėje, kai nereikės sukinėti tiek lazdos, kad pagautumėm tobulai gerą vaizdą matant žuvį ir masalą, nesvarbu, kad ir kokią paklaidą mes padarytumėm, ta žuvies reakcija turėtų kuo puikiausiai matytis ekrane. Nebereikalo Humminbird ir Minkota šeima yra, kaip sakyti, jų ta jungtis pozicionuojame kaip One Boat Network, tai yra vieno laivo tinklas, kada visi įrenginiai šių dviejų gamintojų instaliuoti jūsų laive gali dirbti kaip šeima, būti kontroliuojami, nesvarbu iš kurio Humminbirdo ar nuotolinio pultelio, ar tiesiog iš appso telefone, nesvarbu ar Androidas ar Apple, jūs visą laiką turėsite pilną informaciją apie jūsų variklį, apie
programinius atnaujinimus, variklio minkotos nustatymus, kalibracijas, kad ir kas kely atsitiktų, visą laiką turite sprendimą. Temsta kur kas anksčiau, ne mes norėtumėm, oras ima šalti, pradeda lyti, čempioną sulydyti tikrai nenorim. Noriu iš tikrųjų padėkoti tau, Augustai, kad tu atvykai iš tolimos Utenos pas mus iki Kauno, kad praleidai tą pusdienį ant vandens. Ačiū už tavo įžvalgas. Lauksime, kol atvyks daugiau megalaivų, kada galėsime pagaliau ir tavo laive šį įrenginį suinstaliuoti. Na, o tu, kai turbūt daugiau gyvenantis ant vandens, nei ant kranto, tai dar tiksliau apie viską supasakosi gyvai iš savo praktinės pusės. Tai ačiū už kvietimą, tikrai buvo malonu, mums, manau, malonu vieniems iš pirmųjų pamatyti šį įrenginį, tai tikrai liko maloniai nustebinti. Ir aišku, žiema ateina, manau, gal kitų metų sezone nuo pat pirmų dienų, kai bus galima, vėl atviras vanduo, testuosime, bandysime, žaisime, tikrai daug galimybių čia, kiekvienas šis echolotas kaip profesionalus fotoaparatas. Jeigu man duotų kas į profesionalų fotoaparatą, tai sunkiai aš žinau, ar gautųsi koks geras kadras. Tai lygiai tas pats ir šitie daiktai, juos yra prifarširuota N funkcijų, tai manau mes pabandysim kiekvieną ją po truputį, po dalelytę ir važiuosime ieškoti didžiųjų. Kaip sakoma, praktika ir dar kartą praktika. Gražių švenčių. Gražių švenčių, gražių ir jums. Iki. Iki.